government make it work. Delegation and honor to the past Prime Minister of Lithuania and I. We already have been working together on security on Ukraine and thank sister nations. Sometimes we call them like brother nations, Lithuania and Thank you for such a very warm welcome. we really are welcoming you here in Latvia and our government. But we have a lot of other problems, so that's why our cooperation and friendship. Ir noslēgusies Latvijas ministru prezidentas un Lietuvas premjerministrs. Vakar kalbėjau su Lenkijos premjeru telefonu. Iš tikrųjų, toks buvo labai detalus išsamus pokalbis ir ką mes nusprendėm, kad Lenkijos premjeras atidės sienų atidarimą. Tai reiškia, kad mes koordinuojam veiksmus kartu ir šiai dienai bus uždarytos sienos tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje. Ir taip turime pirmas reakcijas iš Baltarusijos ir labai tikiuosi, kad tos reakcijos bus apie supratimą, kad mes netoleruosime jokios hibridinės atakos ir viską darysim, kad valdytume grėsmes ir užtikrintume mūsų gyventojų saugumą. Tad būs lielāka visa kā plūsma uz mūsu. Jautājumu būs nosaukt vārdu uzvārdu un pārstāvēto mediju. Kai kurių dalykų detaliai ir negaliu pasakyti, bet noriu pasakyti, kad šis įrankis veikia ir tikrai mūsų nedraugiškai šaliai skauda. Tai mes tą suprasdami ir ėmėmės šitų veiksmų. Tai įvyko ne dėl to, kad mums tiesiog patinka, nepatinka, bet imamės tų veiksmų, kurie veiks ir sustabdys tą ataką, kurią mes patyrėm per pastarąsias dienas. Tai reiškia, kad kartu su šituo mes įjungėme ir aktyvizavome visas diplomatinės tarnybas. Šiuo metu yra ruošiamas pasiūlymas platesniam sankcijų paketui, kurį traukiame ir Baltarusiją. Ir mes kontaktuojame labai glaudžiai su mūsų sąjungininkais. Klāt, vai citu Eiropas Savienības valstu, kurām vēl aizvien ir svarīgi tirdzniecība? Protams, mums vienmēr paliek šī iespēja slēgt arī mūsu robežu, jo Latvija jau ir slēgusi faktiski visus punktus ar Baltkrieviju, palicis ir viens. Tas nozīmē, ka mums paliek tāda arī zinām manevri iespēja šīm potenciālajām rīcībām, lai mēs redzētu, ka Baltkrievija saprot. Jo ja mēs vēl aizslēgsim šobrīd pēdējo punktu, tad viņiem nebūs piekļuva Eiropai nekur faktiski vairs no mūsu puses.